Kai Dievas kūrė pasaulį ir sukūrė žmogų, kaip jūs galvojat, kam jisai sukūrė ligas? Nes liga šiai dienai yra vos ne kaip neatsiejamas gyvenimo etapas, kad visi kažkaip tai anksčiau ir vėliau susirga ir kankinasi nuo tų lygų. Tai ir iš tikrųjų Dievo buvo toks planas, kuriant šitą planetą, Žemę, žmonės, kad sukursiu žmogų ir padarysiu jį ligotą, kad jisai sirgtų, kad jam ten būtų pastoviai visokios problemos. Ar visgi buvo liga skirta atnešti kitokią žinutę, o ne kančią? Nes mes atėjom čia iš tikrųjų žaist. Gavom kūną, gavom pojūčius, jausmus, čia per 5 juslės galim patirti ir užuosti, ir valgyti, ir dainuoti, ir girdėti. Visokių tokių turim dovanų, galim patirti daug jausmų. Tai kam prie viso šito dar pridėti mums tų lygų, visokių negalavimų, susirgimų ir taip toliau? Liga yra tik indikatorius, kad per ilgai užsižaidėjai kažkokioj emocijai. Arba tu neleidi tą emociją išsireikšti, tai yra vienas dalykas ir ateina liga, arba kitas dalykas, antras atvejis, kada tu per ilgai užsibūni jausme, suki tą jausmą, suki iš dienos į dieną ir galiausiai tas jausmas išsiverčia kaip kažkoks negalavimas. Tai jeigu tu problemas sveikatos sprendi tabletėmis, tu realiai jų tikrai neišspręsi. Tai yra neįmanomas, tu tik tais pašalinsi simptomą. Jeigu tu iš tikrųjų nori pašalinti ligos priežastį, tiesiog užduok paprasčiausią klausimą. Jeigu yra kažkur tai organas susirgęs, kūne, paklausk to organo, kur yra liga, o kokia emocija ten gyvena. Ir tu visą laiką gausi atsakymą. Ir jeigu tai yra nuoskauda, jeigu tai yra kažkokia baimė nuolatinė, jeigu kažkoks nerimas pastoviai, kur ten krūtinė spaudžia, čia ir yra atsakymas. Reiškia, tau reikia ne tabletės nuo nerimo, tau reikia pašalinti patį nerimą arba pašalinti pačią baimę. Arba dar kažkokias tai užspaustas emocijas jas išreikšti, jeigu jos užspaustos. Ir liga pasitrauks. Tai spręsti tau, kas geriau, ar tabletė, ar surasti jausmą ir jį transformuoti. Kad tiesiog galėtum toliau grįžti į gyvenimą kaip žaidėjas ir žaisti jį su linksmu, su džiaugsmu ir laime.